Projekto draugas – pigu.lt – populiariausia internetinė parduotuvė Lietuvoje. Kelionės kryptį rodo Narvėse. Kas vairuoja šiandien? Aš vakar vairavau. Prasideda. Ir taip visą laiką. Kai tik tai iš svečių, tai taip man. Ir atėjo laikas palikti mums pakrantę ir keliauti į dykumą. Šiandien laidoje. Ir iškyla klausimas, kaip taip galima imti ir išvažiuoti su pusę bako benzino. Ne, nuo kranto toli nesinori. Aš sakau, kad pravažiuosim be jokių rimtų pasiekmių. Nu, aš nemanau. Su tokiam padangom mes nenuvažiuosim. Projekto partneris kelionių organizatorius Ruslit. Projekto draugas – pigu.lt – populiariausia internetinė parduotuvė Lietuvoje. Kelionės kryptį rodo Narvėse. Pietų Australijoje nesudėtinga rasti vynuogynų. Kur kas sudėtingiau pravažiuoti Pietų Australiją būtų nepamačius nei vieno vynuogyno. Tai būtų iššūkis. Dėl to prie vieno iš jų mes sustojame ir štai čia galime sutikę profesorių sužinoti šiek tiek daugiau informacijos. Pavyzdžiui, kuo skiriasi Australijos vynai nuo Pietų Amerikos vynai. O čia tų skirtumų labai daug, bet pradėkime nuo to, kad mes esame Baroso slėnyje, netoli Adelaidės. Slėnis nėra didelis, 25 km ilgio, tačiau net ketvirtadalis Australijos vynų gaunama būtent čia, pagaminama čia. O pats garsiausia tai yra ta tokia vynuogė, kuri vadinta Prancūzijoje Sera, o čia jinai virtusi pavadinimu Shiraz. Na, mums nepavyksta taip prieiti prie pat vynuogyno, kaip tai mes darėme Pietų Amerikoje. Čia dabar visi labai saugosi nuo tokios vyno blakės, kuri nusiaubė Prancūzijos vynuogynus. Ir gink dieve dabar, kad mes, pavyzdžiui, savo batais ir dar nežinau ko, barzdose galbūt netgi ta blakė yra Filopsera, kuri tiesiog sunaikina vynuogynus. Jinai iš Šiaurės Amerikos atvykusi į Europą. Tai čia, žodžiu, jie yra dar nepaliesti. Nepaliesti, čia tos blakės nėra. Bet toks mažas globaliukas piktas. Tu irgi mažas, bet kiek pridarai visko man. Man pasitaiko, bet čia gyvenimo aplinkybės taip susiklosto. Jis ir kodėl lemstis. Einam paragausim. Graži spalva. Kadangi mes darome pertrauką vairavime, mes galime paragauti. Jokių būdų negerkite už vairą. Ir atėjo laikas palikti mums pakrantę, palikti Pietų Australiją ir keliauti į žemyno gilumą, į šiaurinės teritorijas, į dykumą. Mes esame štai čia, Port Auguste. Mes čia praleidome naktį, kai sako, kad tai yra šalies kryžkelė. Ir ten važiuoji, ir ten važiuoji, ir į viršų važiuoji, mes važiuojame į viršų. Jau ir per tą ženklai buvo atsiradę. Pradžių mes praleisim dieną Kuberpedi. Čia šiandieną mes turime įveikti apie 600 km. Nedaug dievė, aišku, kas nors atsitiks mašinai, nes čia nei gyvos dvasios, kalbant apie žmonės, nėra. Tik tai bet yra gyvų dvasių, kurios iššoka į kelią. Čia daug kelio ženklų, kad saugokitės kengūrų ir kitų gyvūnų, kurie čia vaikštinėja po kelią.
pirmą kartą taip toli pasitraukiam nuo pakrantės ir iškyla klausimas, kaip taip galima imti ir išvažiuoti su pusę bako benzino. Tai aš nežinau, ar jūs, ponas, užsimegojęs ryte buvo tarka, nes jūsų pamaina dirbti. Prie vairo centriukas nieko nepasakė, o bako tik pusė benzino yra. Nežinau, dabar apsisuk grįžt gal. Visas atgal rodo. Priekį. Sukamės. Pramegojama, ne, benzinu. Iki mūsų galutinio taško dykumoje mums reikėjo nukeliauti daugiau negu 1000 kilometrų. Ir viskas buvo labai aišku, labai tiesus vienintelis kelias ir aplinka pasikeitė kardinaliai iš karto, vos tik tai palikome vandenyną. Visą laiką, jeigu yra galimybė, pavalgyk, pamiegok ir užpildyk automobilį kuru. Tada viskas bus gerai. Visų pirma, nurimo vėjas, dingo tas vandenyno kvapas, kuris lydite visą laiką čia važiuojant. Ir prasidėjo karštis, atsirado daugybė, visi spiečiai mūsų. Ir vaizdai šalia kelio taip pat pasikeitė, kadangi labai daug kritusių gyvulių atsirado, tiksliau gyvūnų, kurie vargšai krenta po galingų automobilių ratais. Tai yra vadinama kelio traukiniais. Jie iš tikrųjų važiuoja dideliu greičiu, apie 120 km per valandą, gal ir daugiau tokiame dviejų juostų kelyje. Ir visiškai nestabdo, aišku, jų priekiai yra padaryti tokie, kad jeigu kas nors pasitaikys pakeliui, kad didesnių problemų automobilio mechanikai nesuteiktų. Ir net nestabteli, dėl to aplinkui čia yra išmėtyta daugybė kaulų, kūnų, likučių, gyvūnų. Aišku, naktimis jų aktyvėjimas yra didesnis. Važiuoja toks va. Žiūrėk, tai jokių tiesiog. Kengūros kaukolės lieka. Karvės, kengūros, maži graužikai. Tie kūnai išvinksta, pūna. Šios liekanos yra sugraužtos gyvūnų, likusi tik tai oda ir kaulai. Ir visą tai tu matai važiuodamas dykumos keliu. Ilgu, kuris atrodo niekada nesibaigia, tu važiuoji valandą, bet aplink tave vaizdai nepasikeitė. Priekyje net miražas kažkoks atsiranda. Tu pradedi, tavo draugai užmiega, nes karštis įveikia ir tu galvoji, kad ar tu atsidūrei sustojusio laiko zonoje, ar tu atsidūrei kitame išmatavime. Žodžiu, gyvenimas visiškai kitoks, negu važiuojant gražiais pakrantės keliais. Dykuma yra dykuma ir jinai visuomet labai savotiška. Dykumoje mes turėjome praleisti savaitę ir pirmoji nakvynė buvo mūsų numatyta Coober Pedy. Keistas miestas. Čia yra bažnyčios, čia yra barai, restoranai, čia yra namai, čia yra viešbučiai, viskas yra po žeme. Geriausia turėti tokią mašiną, kaip ten yra. Jo, mašina iš tiesų dulkių siurblys. Išmintinga. Tai milžiniškas dulkių siurblys. Naujas zelandietis kažkoks išrado, įkiša tokį vamzdį gilin, ten kita mašina rausia ir tuo vamzdžiu traukia oras stiprus viską į viršų, beria ant žemės, o tu ten sėdi dulkėse. Ieškai tų opalų, tai o poliokas vienas į šoną, čia ne opaliokas, į kitą šoną. Man atrodo, paprastas mechanizmas labai. Bet žymiai geresnės darbo sąlygos, nei tarkim Potosėje, kai buvom ten, kuris... Sidabro kasyklos. Sidabro kasyklos. Taip. Ten iš tikrųjų per daug sudėtinga, nors dulkių prisivalgo ir jie čia visi. Nors manau, kai tą dulkių siurblį išjungi, dulkės nunyksta, tada atsiranda musės. Gal jos iš žemės irgi atkeliauja čia.
Ne kaip operatorius kraiposi. Einam paieškosim ką nors. Kur tu mane čia, Martynai, atveri dabar? Čia yra vieta, kur yra kasami opalai. Tačiau ne visuomet randa žmonės. Kartais nepavyksta. O urvai lieka. O urvai lieka. Tam, kad nebūtų darbas per nieką, iš jų galima padaryti ką nors. Čia žmonės gyvena, kadangi yra labai Matosi, paprasta kaip giliai po priežastis. žemę mes. Giliai po žemę. Vienas variantas. Ne karšta, čia dykuma. Labai kaitina saulė. Antras variantas tai yra tai, kad čia yra mažiau musių, kurios yra baisiai aktyvios ten. Ir trečias dalykas, tai yra labai pigu, kadangi nereikia mokėti jokių mokesčių valstybė. Už tai išsikasi ir gyveni. Aha. O kambarys koks kaip mūsų? O kambarys va čia tokį radom. Va, O, prašau. štai. 4 džentelmenam kaip tik 2 aukštis guoliai, pasakysiu, nelovas. Patogumas toksai spartietiškas. Yra užtat, kur pasikabinti šventinius Pačiam ar rūbus? kostiumus. Lova. Daugiau nieko nėra. Kur Išeinama, yra išeinamoji? viršui, ten kažkur pakeliui reiks ieškoti. Tai naktį reiks į tas muses eiti. Nu, naktį taip. Bėda. Nu, ką darysi? Na, aš pirmam aukšte mėgos. Man čia sunku bus užlipti. Gerai. Tiesą pasakius, keistas jausmas, nes tu nukeliauji savo norų į požemį ir praleidi naktį, nors ir yra ertmių kvėpavimui padaryti ir orui praeiti, tačiau vis dėlto ten yra trošku, ten yra labai daug dulkių. Ir negali pasakyti, kad tai buvo pati nuostabiausia nakvynė tavo gyvenime. O klaustrofobija kaip? Gerai, veikia. Gerai yra. Yra, kai užsidarysim dureles, matysim. Žiūrėk, taip ir užsidarysim. Ir Oi. viskas. Opalo kasyklų daug čia veikiančių, tačiau per visas dulkes vargu ar mes ką nors galėtume jums parodyti, dėl to radome tokią senai apleistą, bet įmanoma ją pamatyti, kas čia vykdavo anksčiau. Todėl pakviesim jūs kartu su mumis užeiti iš tai šią dulkiną vietovę. Šitas stovėdavo žemės paviršyje, leisdavo į šachtą šitą sistemą visą. Jos kabindavo tas statinės su žemėmis, kuriuose galėjo būti ir opalai, iškeldavo viršų, berdavo ir rinkdavo. Mes tais įrankiais skirsdavo žemę anksčiau, kai dar nebuvo viskas motorizuota. Žmonės gyvena ten sunkiai. Tos istorijos apie opalus dažniausiai baigėsi vienodai, kad nėra ten nei vieno žmogaus buvusio, kurios numirė turtingas. Tu turi pasikliauti vien tik tai atsitiktinumu, nes garantuotos sistemos, kaip surasti opalo gyslą, nėra. Neapsieidavo be rimtesnių priemonių. Tai turėdavo tas tokias nitroglicerino, dinamito, kitaip tariant, prietaisus, išgręždavo Labai minkšta uoliena. Darbas, kaip darbas. Dulkinas. Dulkinas jau. Net tokia istorija yra, kad vienas rado opalus ten, kur jo šuo šlapindavosi. Jis tada kasdavo ten duobę, surasdavo opalo gyslą, išleisdavo visus pinigus ir vėl paleisdavo lakstyti ten šunį. Bet tai juokinga, žinoma, tai yra legendos. Kitaip ten būtų vien tik tai šunys ir iš paskos vaikščiantys šeimininkai su grąžtais. Šviesoje čia ne taip ir blogai, bet turbūt ilgainiui plaučiai stipriai pavargtų būnant čia, nes dulkių kvapas vis tiek labai stipriai jaučiasi. Po Koberpėdį mes patraukėme dar giliau į dykumą. Per muses ir kengūrų lavonus mes pasiekėme Alice Springs. Labas rytas, Koberpėdį! Ar gerai miegojai? Puikiai, tokia sandėliukė, skladukė, kai sakai. Gerai, ten taip užkonservuoti buvom labai patogiai. Trūko tik tai stiklainių šalia, kad būtų uogienių. Oro mažai, daug dulkių. Taip, mes paliekam Koberpėdį, paliekam muses, paliekam dulkes, Mūsų tikrai nepaliekam, jų bus dar daugiau. pasiėmėm
Vietinės paliekame, jo, kitas dar čia mašinai, kur vežamės kartu, paliekame opalus. Vienas kelias iki pat Australijos žemyno vidurio, iki Alice Springs. Mes šiuo keliu važiuojam, šiuo turėsim grįžti. Maždaug 700 km, australai paprastai vadina Alice Springs tiesiog Alice. Ir ten realiai prasideda tikros aborigenų žemės, tos vietos, ten labai puoselėjama aborigenų kultūra. Pažiūrėsime ir galėsime įstikinti, ar taip yra iš tikrųjų. Dabar yra 7 valandos ryto, šiek tiek užkandam. Oras geras, jūs klausotės radijos Matilda, čia didžėjus Martynas. Ką daryt? Ką? Play. A burning hot sun, a cry for water, black wings circle the sky. Stumbling and falling, somebody's calling, you're lost on the desert to die. I had to give up and they took me to jail, but I hid all the money I got. Way out on the desert where no one could get it, and I left a mark at the spot. Čia yra labai gero tono požymis, prasilenkiant su automobiliu, susimojuoti su vairuotoju, tai pasisveikinti. Gražus ženklas. Lost on the desert to die. Lost on the desert to die. Alkis yra stipresnis kartais už savisaugos instinktą. Pro šalį važiuojantis kelių traukiniai ir žmonės visiškai nesukelia jam baimės. Na, šioks toks nerimas yra, bet jis vis tiek lesa tą gaišeną. Gerai, nerzinsim. Norėjau tai padaryti. Prisiglaust nugarą prie asfalto. O atvirai pasakius, tai kadangi nugara nuo prakaito šlapia, tai padžiovinau šiek tiek. Iki Alice Springs liko 100 km, lygiai 100 ir dabar jau štai ten bus pasiektas mūsų vidurio taškas, pusiaukelė. O kai pasiekia pusiaukelė, tampa linksmiau, nes tuomet jau pradedi skaičiuoti dienas į namus. O žinoma, kuo arčiau namai, tuo linksmiau gyventi. Štai taip ir nepastebėsim, kaip mūsų kelionė pasibaigs. Kažkas mus aplenkia, nebeturėsim kur nakvoti. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Per 2 dienas mes įveikėme gerokai daugiau negu 1000 km ir pasiekėme, beveik patį žemyno centrą, miestą, kuris vadinasi Alice Springs. Štai mes pabandysime pasiekti palapinės statymo rekordą. Labai greitai pasiruošime miegui, kadangi saulė jau leidžiasi. Turime chronometrą ir dabar paspausime 0,0. Tai kiek mes čia laiko prasidėjo. Viskas. Tai Martynai lipi ant stogo. Ten tas lietaus vaininkas. Turime toliau. Lengvų rankos mostelėjimų yra atlenkiama palapinė. O tai tvirtinsim kopėtėlės. Čia dabar beliko įstatyti tokį vamzdį. Atsargiai nenugriūkit, kolega. Tu gerai, kad to nuo pusė užliptum. Ir tą vamzdį reikia kišti štai čia. Į tokį dėklą. Gerai, aš pasėsiu. Mūsų namas ir paruoštas. Kiek laiko? 1 minutė 3 sekundės lygiai. Beveik tilpom į normatyvą. Reikia treniruotis, amžius nebe tas, bet per minutę galima pasiruošti miegojimui. Maža to, mėlieji bičiuliai, čia yra 2 aukštas. Yra dar apatinis aukštas, 1 aukštas. Miegmaišiai. Štai taip mes ir gyvename.
Šį rytą mes pasitinkame Alice Springs miestelyje, tai yra mūsų kelionės pusiaukelė. Čia dar toks mieguistas tas miestelis, tačiau man atrodo jis visą laiką būna mieguistas, nes jo istorija tokia. Jisai buvo kaip kraštinis Australijos telegrafo taškas. Iki čia atkeliauti būdavo labai sudėtinga ir sunku, ilgas kelias, tai toksai, kaip dažnai čia sakoma, pirmas ir paskutinis miestelis šioje vietoje. Iš tikrųjų, aš nuoširdžiai pasakysiu, mane nustebino, aš nesitikėjau, kad dykumos viduryje mes pamatysime tokį gražų miestą. Oazę. Tokį žalią. Išpuoselėtą miestelio centrą, tvarkingą, švarų. Ir tai yra pati tikriausia oazė, kurią mes sutikome. Ją mes netrukus paliksim. Mūsų laukia štai toks kokių 3 dienų kelias. Atrodytų, kas čia tokia. Štai, kur punktyrais pažymėtas kelias, jisai yra... Bekelė. Taip, tai ir nėra asfaltuotas kelias, mes važiuojame 2 varomais ratais automobiliu. Ir iš pasvietinių sužinojom, kad čia neseniai lyjo, o po lietaus tas kelias būna dar blogesnis. Mes bandysim keliauti numatytų maršrutų ir paskui žiūrėsim, kaip pasiseks ir kas pavyks. Kad kelelis nedulkėtų, prašom į automobilį. Visų pirma, mes turėjome pasiekti Kings kanjoną. Iki jo buvo 2 keliai. Arba trumpesnis, važiuojant tiesiai, bet ne visuomet asfaltuotų kelių. Arba ilgesnis, bet tas, kuriuo mes jau važiavome atgal ir aplinkui. Mes nusprendėme ieškoti galimybės važiuoti tuo trumpuoju keliu. Kiek rodo? Kiek važiuosim? 133 km iki West MacDonald National Park. Problema tai, kad visų pirma visai neseniai buvo liūtis ir ten nuplovė baisiai kelius. Ten virš kelio buvo metras ar kiek vandens, visi laikraščiai vietiniai apie tai rašė. Ir daugelis kelių buvo tiesiog uždaryti. Mes realiai nežinojom, kur važiuoti. Klausėm informacijos centre Alice Springse, mums tas iš karto vaikinos, jokiais būdais nevažiuokit. Čia yra labai pavojinga, čia jūs nepravažiuosit su tokiais savo automobiliu. Dar paklausėm, tai gal galim išsinuomoti 4 ratais varomą visureigį. Iš karto jo partnerė informacijos centre taip nusiekė. Nes maždaug ko iš mūsų norite? Mes po truputėlį, tai pakraščiais vis tiek važiavome į tą pusę. Tai iš tikrųjų daug aborigenų yra, bet susidaro toks įspūdis, kad jie visiškai tokie neturi ką veikti. Jie šlaistosi gatvėmis, jie nepiktybiški, ta prasme, jie neagresyvūs. Taip. Man tai vis tiek atrodo tokie kaip nepritapę prie civilizacijos, ne savo lėkštai. Ir Australijoje šiaip jiems tai yra labai daug įvairiausių lengvatų. Jie priimami į darbą be eilės, jiems siūlomos geros sąlygos. Australai, kai vietiniams gyventojams stengiasi būti labai tolerantiški, labai pakantus, visai jiem padėti. Ir čia kartais galvoju, žinai, kaip afrikiečiai sako, kad labdara žudo Afriką. Čia kartais atrodo irgi taip. Ir aišku, sunku spręsti. Yra aborigenų, kurie padarė neblogas karjeras, pasiekė daug. Bet mes kol kas juos matėme tik tai miestuose, o galbūt šiandien bus galimybė pamatyti jų natūralioje aplinkoje. Po to važiuodami keliu pamatėme ant kelio ženklą labai aišku parašyta tik tai 4 varomiem ratam, iš vis uždrausta važiuoti. Hermansburgas ir Arejonga, šitas gabalėlis uždarytas šią akimirką. Važiuojam, kol važiuosim. Buvo kažkada Bolivija, atrodo, ne? Važiavom iki potvyno, paskui į kalnus. Gerai, pažiūrėsim. Gal pagerės situacija. Nes informacija apie pasikeičiančias situacijas keliuose keičiasi kiekvieną dieną. Gal. Po truputėlį, tai pakraščiais vis tiek važiavome į tą pusę. Tikėjome, kad lyg ir turėtų viskas būti gerai, nes oras geras, o vanduo jis negali būti visą laiką pakilęs vienodai. Vis tiek turėjo nuo karščio išgaruoti, išsekti, išsisklaidyti ir panašiai.
negali visą laiką važiuoti tiesiu keliu, visą laiką norisi dar ir sustoti, pasidaryti aplinkui. Dėl ko sužinojo, kad čia yra tokia properša Olose, mes sprendėme Properša. pasivaikščioti ir išėjome į žygį. Pramankštinti kojeles. Taip. Ir patekome štai prie tos properšos plyšio, kuris priklauso garsiai Ivakuakos aborigenų bendruomeniai. Vakuakos. Jo aukštis yra 80 metrų. Ir mūsų toks pasivaikščiojimas yra labai sveikatingas. Taip, tik tai pačiam reiks už pietus daugiau sumokėti, nes kalorijos tai dega. Jo, o tu žinai, ką panašus? Tu dabar panašus į peraugusi skautą. Aš gal toks ir esu, trumpas kelnes, skrybelė, akiniai, o vyrui jau greit 50. Kai karštą tvankę dieną kažkur privažiuoja tarp kalnų ir dykumų vietą, kur yra, atrodo, gaivinantis šaltas ežeriukas, tu be abejo nori jame išsimaudyti. Ko norėjom, to ir gavom. Važiuojant, privažiavom tokį ežerą labai gražioje vietoje. Bet tai yra Australija. Čia, jeigu ežeriukas arba upė, tai būtinai knibžda krokodilai. Noras didelis, bet ir tokia baimė šiokia tokia yra. O, gražiai atrodo. Norim tą klausimą. Čia, pavyzdžiui, žinai, kad čia yra nežalieji ežerai, kad čia Australija ir čia yra krokodilų. Bet aš tą patį ir visur šiaip skaičiau, kad užrašyta būna Australija, kur yra krokodilų, kad jų yra. Aha, bet ne Gal vis... kas nors tą užrašą, pavyzdžiui, čia irgi buvo, kad čia jų yra, geriau nesimaudyti. Nu, Kol kas jokio užrašo čia nemačiau. bet prakurom gal pritrūko kam nors ir nėra. Mes paklausėm vietinių dar, ar čia nėra krokodilų toje vietoje. Nors realiai jų ten ir negalėjo būti, ten per šalta. Mes per daug esame į pietus, krokodilai šiaurėje. Vietinis iškart sako, oi, dabar jų nėra, bet jie bus už 5 minučių. Prašom, pasaugosiu šlepetės. Jau ką, testamentą žinot, kur su mobiliu. Gerai, pirmin. Na ir kaip? Aha, iš greičio matau, kad labai šiltas. Bet dėl viso pikto aš vis dėlto apsižiūrėjau tą ežerą, ten maudėsi vaikai, maudėsi kiti žmonės. Pažiūrėjau, ar nieks nedingo kurią nors akimirką iš vaizdo. Aš tada irgi eisiu. Kaip Bet reikia sudės paskubėk. Gerai. Ne, nuo kranto toli nesinori. Ežerėlis iš tiesų buvo fantastiškas ir po tos karštos dienos, tai atgavau visas jėgas, nes karštis, dulkės ir visa kita, patys suprantat, kad po daug valandų tai pradeda varginti ir slėgti tiesiog, nes ir kai nusiplauni tą visą išlipi, kaip atrodo iš naujo gimęs ir gali keliauti toliau, nors ir dar 1000 kilometrų. Po to stinkam vienai vietoje Australą su savo šeima, kuris važiuoja iš Kings Canyon. Klausėm, kaip kelias pravažiuoti ant to 150 km. Jis pažiūrėjo mūsų automobilį, sako, jokių problemų, vaikinai, tiesiog nuleiskit truputį padangose orą ir važiuokit toliau ir nelėkite, ten jokių problemų nėra. Potvinis praėjo, kelias pravažiuojamas. Labai good. Okay. Thank you very much. Tas kelias visai pravažiuojamas, nes vakar dar visai neleido jo važiuoti, o šiandien jau liktai leidžia. Kaip ir nieks nežino dabar rekomenduotina, nerekomenduotina, žodžiu, mes nuvažiuosim ten, mes akivaizdžiai savo akimis pamatysime, ką galime daryti ir nuspręsime, priimsim sprendimą ten, aišku, mes sutaupysim 400 km. Vilioja. Po reklamos matysite. Irgi čia kimenų yra dar. Thank you. Projekto partneris kelionių organizatorius Frislit. Projekto draugas pigu.lt – populiariausia internetinė parduotuvė Lietuvoje.
Kelionės kryptį rodo Narvėse. Sveiki atvykę į restoraną Pasaulio puodai. Ir štai čia sėdi vakarienių meistras, kuris kartais verda lauke, kartais kepa kur nors viduj, o kartais organizuoja kažką įlindęs į automobilį. Kas bus vakarieniai šiandien? Šiandien vakarieniai šviežia vištienos sriuba su makaronais, bulvėmis, morkomis, kaimiška tokia. Vietoj vištienos čia tokie paukščiai kažkiek skraidė. Pagavau vieną, greit nupiešiau. Labai keisti, įžūlus tokie. O patogu mašinoje viduje daryti? Man stalas aukštokas truputį. Bet tu šitoj patalpoje ir miegi, ir valgyt gamini. Man patinka, dar trūksta vienos patalpos šitoje patalpoje, kad iš vis nieko nereiktų išeiti, tai būtų geriausia. Pinigėlius prie bamperio padėkit. Na čia kaip ir 10 benzinas, baksų. kuo giliau į dykumą, tuo brangesnis benzinas. Ar yra pigiau? Yra laiko. Čia važiuodami dykumoje pamatome, kaip brangsta benzinas su kiekviena stotelė. Dabar jisai yra $2.20. Vos ne visų dolerių brangiau, negu pirkdavom kur nors Australijos, tarkim, rytuose. Mes vis dar judėjom link Kings kanjono ir vis dar nežinojome, koks tas mūsų kelias laukia. Yeah, just driving an appropriate speed. 80. Po to sako kanadietė, kuri ten dirba, jokių problemų, tik nespauskite ir nuvažiuosite, viskas bus gerai. Visi aplinkui sako, kad galite ramiai važiuoti, nors padaro pauzę pasižiūrėję į šią mašiną, nusišypso, paskui pamato mūsų ūsus, dar labiau nusišypso ir sako, nu bandykit, viskas bus gerai. Nu čia Australija, pas jos viskas visą laiką gerai. No worries, mate. No worries, mate. Taip, kad no worries, mate važiuoja, pažiūrėsim. Važiuojant šiandieną pagrindiniu asfaltuoto keliu, matosi, kad visai neseniai čia iš tikrųjų būta potvinio. Paplautas kelias, daug smėlio, dar štai visi laikraščiai rašė apie tai, kad keliai uždaryti. Žmonės patekę į vandens gniaužtus, negalėjo niekur per daug judėti. Šiuo metu kol kas visa informacija, kurią mes turime, yra tokia, kad tuo keliu važiuoti bandyti galima. Mes tą pabandysime. Privažiavom tą bekelę, kur baigėsi asfaltas, labai aiški riba ir matos tas toksai kaip iš nuotraukų raudonas žvyrkelis. Štai ir privažiavom asfalto galą. Aha. Kings Canyon. 2 keliai. Vienas ilgas kelias, bet asfaltuotas. Juo 550 km. Kitas trumpas, bet neasfaltuotas. Juo 150 km. 400 km taupos. Kadangi benzinas čia dykvietėse vis brangesnis ir brangesnis, manau, kad pigiau gali gautis nuvažiuoti šiuo trupesniu keliu. Pasižiūrėk. Tarka, akmenys smulkus. Aš labiausiai bijau dėl padangų mūsų. Turim vieną atsarginę. Bet tas atsarginės pats žinai, kokios būna. Buvo įdomu sužinoti, kieno viršus. Jisai, kaip amžinas optimistas, galvoja, kad viskas baigsis gerai. Aš sakau, kad pravažiuosim be jokių rimtų pasiekmių, laimingai, ir Martynas kiek abejojo ir jisai būtent buvo pesimistas. Su tokiam padangom mes nenuvažiuosim. Pasižiūrėk, jos beveik nuogos. Tai gal kertam lažybų ir važiuojam. Ir mes pasiryžom važiuoti, kirtom su marčiam lažybų. Aš tikrai tikėjau, kad tas žvyrkelis toks, kaip mes jį matome ir kad mes jį tikrai veiksime. Nu, ką darom? Iš ko? Iš dešrainių. Gerai. Iš 1000 dešrainių. Mėgstu. Prie kavos tos, kur 1000 prapyliau aš atsilošiu. Gerai. Kirsk. It's okay. Thank you.
Kai pradėjom važiuoti, aš vis dėlto turbūt turiu pasakyti, kad mums ir pravertė patirtis, kurią mes turime iš visų savo kelionių, nes į šitą kelią galima sudėti įvairių ankstesnių kelių nuotrupas. Tai visų pirma, tai vadinama tarka. Mes vadinam tokį kelio ruožą, kai jis yra kaip gofruotas kartonas. Ir Malyje, Afrikoje, pirmoje savo ekspediciją mes būtent užsirojom ant tokio kelio ir taip kratė, kad ir kuro talpa prakiuro, ir amortizatoriai ten sugedo, labai daug lūžių buvo. Išleidus orą šiek tiek iš padangų važiuoti iš tikrųjų geriau. Mes dabar galim važiuoti vidutiniškai 60-70 km/h greičiu, sumažėjusi vibracija yra. O šiaip, man atrodo, važiavimo sąlygos pakankamai geros ir aš artėju link lažybų, pergalės lažybos. Tu kalbėjai apie tai nuvažiavus dar tik 15 km. Tai aš optimistas. Aš atvirai pasakius galvojau, kad turėsim problemų su padangom. Ir ilgainiui važiuojant atsirado rūpestis dėl pakabos. Žodžiu, man visą laiką buvo rūpestis. Visas gumulas rūpesčių buvo vienoje vietoje. O tu negali greičiau važiuoti? Galiu, bet nežinau, kiek nuvažiuosi. Prasikasimais gal išmėtyti tuos akmenys? Vieną akmenį pravažiuoji, tada ant kito užvažiuoji. Atrodo, čia ta graži lietuviška daina pilki kelialiai į dulką visai netinka. Ne vienas čia važiavęs pro šalį yra išbarstęs visokiausių net numerius. Reikia suvenyrų? Ne, nerenku tokį. Panaudotas jau. Atsipurtė. Čia tokių atsipurčiusių labai daug. Buvo ruožas koks 40 km vien tarka ištisinė. Man atrodo, net plombos atsikratė. Pravažiavam jaunimą, kuriems langas išdūžo. Galinį langą visur reikia išsimušti. Nesėkmingai pateko akmuo, greičiausiai ir iš pravažiuojančio automobilio. Ir į priekį, aš tai galvoju, prieką, matau, jų trenkėsi ir atsimušė atgal. Keliose vietose buvo likę balos ir vienoje ypač didelė per visą kelią. Panašu, kad čia viskas gerai. Gali varyti! Ir ten toks laimingas sutapimas įvyko. Aš sustojau prieš važiuojant prieš tą balą ir persirikiavau netgi į dešinę pusę, ruoždamas važiuoti per tokią patį vidurį, kur aš buvau numatęs, kad man atrodė čia kelio vidurys ir jokių problemų negali būti. Ir laimė, kad iš priekio atvažiavo didžiulis sunkvežimis didžiuliais ratais. Ir jisai važiavo būtent per tą vietą, kur aš buvau ir sugalvojęs važiuoti. Ir aš savo akim nepatikėjau, jisai smuktelėjo per visą didelį ratą beveik į tokią duobę. Ir aš tik pagalvojau, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau važiavęs per tą vietą. Matilda būtų kryptelėjusi, jinai, kadangi aukšta darsta palapinė, nežinia, kaip ten kas būtų įvykę ir panašiai, būtume turėję ne visiškai smagų nuotykį. Bet tai kaip pavarėjai? Žinai, ką pagalvojau, kad dabar Matilda lūpas pasidažė, raudonai. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave their shade. Ir diena pasipuošė tokia gražia pergalė prieš tokį sunkų kelią. Čia miražas ar iš tikrųjų tu matai tai, ką ir aš matau? Bet miražo nebūtų linijų. Čia matosi linijos. Mes artėjom prie asfalto. 3, 2, 1. Scenic Lookout. Gražus kraštovaizdis 300 metrų į kairę. Kraujo daug, žaizdų yra, bet atvažiavom. Visus 150 km nesugedom ir keliausim toliau, tai yra gera žinia. Dėl to aš, Martynas Starkus, pripažįstu, kad Vytarui Radzevičiui pralaimėjau lažybas. Tai yra, jisai buvo teisus, sakydamas, kad mes pasieksime tikslą nesužaloti. Pralaimėjau lažybas reiškia, jūs laimėjote
1000 dešrainių Narvesen kioskuose. Jums telieka nueiti ir pasiimti juos iš karto po šios laidos. Prieš tai sužinokite slaptažodį, ką reikia pasakyti, nuėjus atsiimti dešrainių. Slaptažodį galite surasti Narvesen Facebook paskyroje, TV kelionės Facebook paskyroje ir Narvesen mobilioje programėlėje. Skanaus! Projekto draugas pigu.lt – populiariausia internetinė parduotuvė Lietuvoje. Kelionės kryptį rodo Narvese.